Labas vakaras. Daugelis turbūt esame girdėję tokius mistinius vardus kaip Batmanas, Supermanas, Spidermanas, X-menas. Visi herojai, simbolizuojantis kovą su blogiu. Ir vieną, tik vietinės reikšmės legendomis apipintą herojų norėčiau pristatyti. Tadas Blinda. Špiga tau kada. Baikrolai. Tai vakarėlių liūtas karalius. Vienintelis žinantis, jog troškulys, o ne įvaizdis yra svarbiausia. Tai barmenas Antanas iš žemės, o ne iš dangaus. Dėmesio į ekrano siužetas apie Antaną. Atsibodęs kompoto skonis. Užeik į barą, čia ritmas kala. Kilnoja stogas, svaigina protą. Kažkam čia pragaras, kažkam čia rožė. Svaiginkitės visako. Vynu, poezija, meilė, dorybėm, nuodėmėm, kiekvienas savaip, tik svaiginkitės. Svaigumė yra viskas. Kažkam čia rojus, jei daug visiems iki rytojaus. Jei nebekimba, pukšliai niekingi. Labas vakaras, Antanai. Sveikas gyvas. Rolas, ekspertas vietinis. O. Na, matau, jūs jau truputėlį galbūt pažįstami, kas ten žino iš tikrųjų. Gerai, Antanai, kodėl barmenas, o ne pilstytojas ar išpilstytojas? Pilstukas dar kaukolinis, Čia man šitą daiktą reikia šnekėti. Kieto daikto muilas nerodys. Gerai. Ne, šiaip iš tikrųjų, jeigu su barmeno kultūra Lietuvoje, tai yra prastai. Daugiausiai pilstytojų, pilstukų ir visokių, kaip aš žinai sakau, iš menzūros, į stiklinaitę ir taip toliau, žinai. Bet barmenas, aš manau, gali būti viskas. Aš, pažiūrėjau, į šitą sferą sudedu viskas. Gali barmenas būti aktorius, filosofas, psichologas, kas tik nori, žinai. Gali sukišti į tai begalį kitus sričių, žinai. Nes, pažiūrėjau, baras, tai yra scena. Ateini, turi personažą, užtrinki duris, aš blėt, sakai. Bet su tokiais marškiniais. Bet su tokiais marškiniais. Aš gatvį nelakstau, žinai, kvailais. Tai yra teatras. Toks savotiškas, žinai. Žodžiu, barmenas, nepapilstytas, tau išsamus atsakymas. Kaip tik klausimas į tą temą iš tikrųjų, ar svarbi yra išvaizda darbe? Čia tu su peruku ar natūraliai plaukai želia to? Motina tokia mane pagimdė, tai natūraliai. Apie įvaizdį. Replikuot norėčiau, įsivaizduoju Antaną išvystant į pasaulį su tokiais plaukais. Ir nieko daugiau nėra, tik plaukų gumuliukas. Sakyk man, kodėl dažnai nedapilat? Tai profesionalumo stoka, pagirios po vakarykščio ar tiesiog noras sukaupti pradinį kapitalą savo verslą? Aš tai manau, kad čia troškulys, kaip ir tu sakei. Žmogui niekados nebus, galėtų perpilti ir 100 kartų jam atrodys. Ne. Tu žinai, ką reiškia. Žmogus yra neužpildoma taurė. Aš mačiau tokio, kad tiek yra į save talpina, bet vis tiek nedapili. Viskas yra. Matosi talpa. Litras, 2 litrai, 3, ne? Jo, bet tai, žinai, taip kiekvieną kartą vis prie baro ateina vis žemiau ir žemiau, kartais pada iš visų nebesimato nuo baro. Tampa nykštuku kaip aš. Turbūt žinote posakį vyrai geria, vyrai gers, kol žemelė apsivers. Tai kaip manote, kiek reiktų išgerti moterims, kad tą pragertą ir apverstą žemę pastatyti atgal į savo vietą? Rutuliukas apvirto, rutuliuką pastatyti į savo vietą. Tai čia Kaip tu galvoji? Kiek moteris turi gerti? Ne, jos turi išmokti gal kokį gerą blaivimo būdą iš tikrųjų, tada atsiversta žemė. Įsiterpsi burną į burną? Pirštai į burną. O, variantas. Aišku. Šitą norėjau, bet man įdomu, čia dabar toks rimtas klausimas. Aš pavyzdžiui pastebėjau, kad
daugelis barmenų turi savitus plakimų kokteilių būdus. Nu, viens plaka kryžmiškai, kitas turi čiki, sieną nelabai mėto, kitas suka ratais. Tavo kažkoks arkliukas, taip vadinamas, yra? Vat kažką tai. Kaip išplakti visą tą... Nu, paimi vat šeikerį ir jo, ar turi? Nu, gal ir parodyt, aš turiu, va. Turi. Su kuo čia palaukite, mašam. Va, vat pademonstruok, va turim kefyrą, nesvarbu, šeikerį šiuo momentu nėra. Tai kaip, vat, kokiu būdu? Nu, tai sėdėdamas. Kokiu? Tada pasigauni taip. Jo. Va taip, puikiausiai, žinai. Jo, vargši karvutė lakiojas. Jėzau, nu, bet supratome, tikrai labai puikiai įdomiai, kaip sakant. Na, iš tikrųjų, linksmo studijai pasidarė. Kaip Antanai, tu kaip tikras barmenas, ką tu manai apie tuos išpuikiusius, ekscentriškus, savimi pasitikinčius realybės šou veikėjus, kurie save drįsta vadinti barmenais? Ar nediskriminuoja jie tikro barmeno vardo? Kaip tu galvoji? Ar nediskriminuoja? Ne, tai kaip nori, tegul vadinasi, viskas gerai, jeigu jums... Man tai tikrai nemaž. Nieko, kad sėdžiu čia? Visiškai, žinok, man labai malonu visai barmenė. Kokį ne, jeigu kas. Barmenas yra dar baisiau, žinai, yra iš vis, kurie vadinasi barmenais, bet net ne to darbo savo nemoka. Barmenas yra darbas. Toksai, tai va tas spektaklis. O tie veikėjai pasikėlė, atėjo, tau aiškina, klausyk, tu blogai už nebūna, ten ne vienas toks. Panašai mane neprieės, nebuvo, ne vienas. Kartą mačiau. Matei? Antausį neįvarėjai kokį? Sakyk, vaišinu tokį sidrą, žinai. Vaišinu tokį sidrą. Kaip tu galvoji, koks yra santykis, koks turėtų būti santykis iš tikrųjų kokteilių ir tų sėdinčių girtų žibučių už baro, jog jos taiga pavirstų ta visa įstaiga žiemos gyvų sodų? Visą naktį turbūt klausimas šitas galvoju. Nu, kaip, žinai, matai, aš galbūt pasakyčiau Muilai. Naktį mes miegam iš tikrųjų, dirbam dieną. Jam gimsta klausimas žiūrint į tavo marškinius apie žibutės iš karto ir sodas, nu. Kaip tai senais laikais gilių vaikai, žinai, kaip būdavo, nu. Atsimenu. Tai aš vis dar laukiu atsakymą. Jo. Kad žibutės? Ir jų santykis. Tai žiemą žibutės. Va toks ir atsakymas. Labai neblogas, žiemą žibutės. Žiemą žibutės. Išsamei. Ok, na ir pabaigai iš tikrųjų Rolandas kaip svečias, ekspertas. Aš tik kaip ekspertas, aš daugiau, žinai, kaip baro ekspertas, pasimsiu daiktą panašų į mikrofoną ir klaustelsiu, kaip su to moterim, man iš tikrųjų, ar bare pačiam, vat, stovint už baro, ar tenka, norint, nenorint pakabinti, ar patį pakabina už pakarpos ir sako, siūlau namo, ar pasitaiko tokiu atveju? Šitas anekdotas, bet pasakymas, ar kaip čia, taksistai ir barmenai su moterim daugiausiai praleidžia laiko, ne? O pas taksistus tai kiek žinau skaitliukas yra, pas tave kaip tu muši, koks tarifas pas tave būtų? Tarifas? Ne, nėra, žinok, visaip yra. Iš tikrųjų, vat, nėra laiko, vat, aš neturiu laiko, įsivaizduoju, ateina gražios moteris, bet tu neturi, tu atiduodi kokteilį, sakai, ačiū, viso gero, nusišypsai, kiek gali, žinai, dar pasistripai ir viskas. Žodžiu, kaip tai reklamui, čia ir dabar. Šiaip, dažniausiai pastebėjau, flirtas, jeigu su barmenu, yra tol, kol gauna kokteilį. Nu, tai kaip ir vyrai, tol, kol gauna, tol... Jo, va, panašiai, keršiai. Reiškia, moterys irgi kiaulės, ne? Visa giminė, žinai. Gerai, iš tikrųjų, ačiū tau, Antanai, kad atėjai pas mus į studiją. Malonu buvo. Labai malonu, aš pasikumščiuosiam eilinį kartą. Gerai, dėkui tau. Tiesiog. Iki, plojimai į studiją. Augo sode serbenta, vynokiniam kekiam. Baro ten vieta šventa, niekas to nesakė. Ir stovėjo ten alus, likerolai, vyšnios. Bėgo šnapsas kaip vanduo pamiščios. Barmenas pasiūlė tau baltą rusą plaktą. Jau matau, kaip hebra ta bus girta kaip vakar. Gyvenimo būdo rubrika Lašelis įspėja. Alkoholis kenkia jūsų sveikatai. Beje, mūsų irgi. Su jumis buvo gyvenimo būdo rubrika Lašelis. Viso gero. Iki. Ate.